Reikia čia po varžybų, po 8 greičio ruožų, po labai gražios kovos pirmame Lietuvos automobilių mini ralio čempionato etape Kėdainiuose. Taigi galų gale rankose turiu rezultatų protokolus, viskas suskaičiuota, viskas išaiškinta, visos įskaitos, komandinė rikiuotė, viską sužiūrėjom. Tai dabar netrukus pradėsim apdovanojimus, bet prieš tai noriu pakviesti žodį tarti Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, kadangi Kėdainių rajono savivaldybė yra generalinis šio renginio rėmėjas. Aplodismentai. Na ką, kadangi ryte sakiau labas rytas, sveikinau ralio mėgėjus, tai dabar jau sakau labas vakaras visiems turbūt ištvermingiausiams, kurie išliko ir nepaisant to blogojo oro virš galvos. Čia laukia tų apdovanojimų. Na, reikia pasidžiaugti, kad viskas sėkmingai įvyko autoralis, nepaisant to, kad kai kuriem ekipažam galbūt ir netai pasisekė, bet iš esmės manau, kad yra atgarsiai labai geri, kad renginys labai gerai pavyko, visi patenkinti matau ir ką man tik tai belieka pasakyti, iki susitikimo kitais metais Kėdainiai, ralis Kėdainiai 2026. Ar lauksite ralio kitais metais? Viskas. Reiškia darom. Ačiū Jums. Na ir niekur toli merė nepabėkite, pasiliksime jūs čia teikti apdovanojimus, taip pat kviečiame čia ant scenos ir Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentą Egidijų Janavičių. Sveiki. Iš ties puikus ralis, noriu pasidžiaugti bendrai raliu, ralis nenustoja džiuginti apskritai savo visom 3 lygom. Praeitą savaitgalį turėjom sprinto etapą, kuriame irgi toks rekordinis skaičius dalyvių. Tai va, tai džiaugiuosi dar kartą mini raliu, kuris auga ir auga iš metų į metus ir mes šiek tiek griežtinam reikalavimus, bet jūs visi pasitempėt, tampatės saugesniais. Tai va, tai tas ypatingai svarbu, noriu padėkoti organizatoriam, tikrai puikus renginys, kai kas sakė, kas važiavė šiek tiek seniau, kad na vis tik tai prisimenant tą lygos ralius keletą metų atgal, tai šis ralis atrodo analogiškai. Tai ačiū Kėdainiam, ačiū, kad priimat iš tikrųjų šį nuostabų renginį, ačiū visiems, kurie dirbot, kurie stebėjot, kurie važiavot, ačiū. Ačiū prezidentui. Na ką, ir čia turbūt dabar metas pradėti teikti trofėjus ir mes pradėsime nuo SGC 1 klasės. Tai jo, į pagalbą čia mums šiek tiek irgi, nes na, turim prizų, turim dovanų, turim labai gražių trofėjų. Iš tikrųjų, kompanija Laumetris, šių varžybų partneriai, pagamino tokius trofėjus, aš kokių tikrai, žinokit, per tiek metų nesu matęs. Metalinių, graviruotų taip esu matęs, bet būtent tokios stilistikos su rudimis, na tikrai, atrodo labai labai įspūdingai. Tai SGC 1 klasės trofėjai. Ir šiandien klasėje SGC 1 trečią vietą iškovoja Vidmantas Perminas ir Emilis Kucka. Kviečiame čia ant scenos ir jūsų pelnyti iškovoti apdovanojimai iš Kėdainių rajono mero ir federacijos prezidento rankų. Toliau keliaukime prie antrosios vietos ir čia trečiosios vietos prizininkus pranoko 28 sekundėmis ir antrą vietą iškovojo Justas Augustis ir Deimantas Gajauskas. Na ir čia metas pasitikti SGC 1 klasės nugalėtojus. Šiandien tarsi ant sparnų skriejo ir pirmą vietą iškovoja Dominikas Viliušis ir Dagnė Končiutė. Honda Civic. Ir varžovams jie įvežė 44 sekundės.
Taigi prašome visus su taurėmis čia šiek tiek į priekį, į šviesą ir dar sykį publikos aplodismentai. Vidmantas Perminas, Emilis Kucka, Justas Augustis, Deimantas Gajauskas ir Dominikas Viliušis, Dagnė Končiūtė. Na ir dar nuotraukai yra kvietimas atsistoti ant apačioje ant tų bačkų. Tai visus ekipažus prašom, čia gal per laiptukus, kad nenukristumėt kur nors, bet jeigu pripratę šokinėti arba tiesiai ant bačkos sušoktai, nuotrauka atsiminimui. Dar sykį Vidmantas Perminas, Emilis Kucka, Justas Augustis, Deimantas Gajauskas ir Dominikas Viliušis, Dagnė Končiūtė. Bravo, SGC 1 klasė. Keliaukime prie SGC 2 įskaitos ir čia po išties atkaklios kovos į top trejetuką papuolė vos 3 sekundžių pranašumu už savęs varžovus 4 vietoje palikę. 3 vietoje įsitvirtino Egidijus Lukošius ir Arvydas Balys. Na ką, ir čia ant antrosios vietos laiptelio mes pakviesime Paulių Butmaną ir Egidijų Gelūną, SAP 93. Na ir šiandien SGC 2 įskaitoje sezoną pergalę pradėjo Aurimas Šležas ir Žilvinas Šležas, Opel Astra GSI. Automobilis su policijos dizaino spalvom. Na ir kviečiame visus prizininkus nusifotografuoti ir tą padaryti galite žengdami ant bačkų, lygiai taip pat ant tų Red Bull statinių. Greičiausiai trejetukas kviečiamas žengti, užimkit savo vietas, nusipelnėt šiandien. Na ir publika dar kartą aplodismentais čia. Išlydėkime Egidijų Lukošių, Arvydą Balį, Paulių Butmaną, Egidijų Gelūną ir Aurimą bei Žilviną Šležus. SGC 3 klasė, kurioje mes turėjome finišavusius 5 dalyvius, dar 2 nepavyko pasiekti varžybų finišo ir čia 3 vietą iškovojo Kęstutis Baranauskas, Marius Kairys. Ir čia, šalia 3 vietos prizininkų ant antrojo laiptelio kviečiame Edgarą Marcinkevičių ir Ernest Kozlovskį, Alytaus autoklubo atstovai. Kviečiame jūs. Na ir su šia gražia muzika pakvieskime greičiausiai ekipažas GC3 klasėje Aurimas Narbutas ir Miglė Debesytė. Bravo, puikiai, puikiai.
Ir jie čia 18 sekundžių pranašumų per visą dieną pranoko artimiausius persekėtojus. Na ką, prašom, užimkit vietas ant pakilų. Ženkit drąsiai. BMW stabiliau turbūt ant kelio stovi negu šitą statinę, jo. Dar sykį aplodismentai, Kęstutis Baranauskas, Marius Kairys, Edgaras Marcinkevičius, Ernestas Kozlovski ir Aurimas Narbutas bei Miglė Debesytė. SGC 4 kategorija. Na ir čia, SGC 4 klasėje 8 sekundėm į 3 vietą prasibrovė. Ir čia kviečiame Donatą Maskoliūną ir Egidijų Rakauską. Kviečiame jūs, 8 sekundėm už savęs paliko artimiausius varžovus ir išplėšė tą 3 poziciją. Ant antrosios vietos laiptelio mes čia kviečiame Martyną Staknį ir Motiejų Grigaravičių. Na ir čia, audringiausiais aplodismentais sutikite klasės SGC 4 nugalėtojai šiandien Milvydas Malinauskas ir Greta Šadoikytė, Subaru Legacy. Taigi dar kartą aplodismentai, prašom, užsimkit savo vietas ant šio podiumo ir dar porą nuotraukų prisiminimam parsivežti iš Kėdainių, iš mini ralio čempionato pirmojo etapo. Griausmingi aplodismentai, Donatas Maskoliūnas, Egidijus Rakauskas, Martynas Staknys, Motiejus Grigaravičius ir Milvydas Malinauskas su Greta Šadoikytė. Keliaukime prie klasės OC2 VD, 2 varomi ratai, open įskaita. Ir čia 3 vietą su 20 sekundžių atotrukiu nuo 4-osios iškovoja. Ir ant šios scenos žengia labai šviežias vairuotojas Majus Masonas, kuriam stenogramą skaitė Titas Ringaitis. Kiek girdėjau, antros varžybos tik tai karjerai. Apart kelių išvažiavimų pasitestuot. Bravo, puikiai pradžia. Kviečiame į sceną antrosios vietos laimėtojus klasėje OC2VD. Ir šiandien šią poziciją iškovoja Audrius Masiulionis ir Aivaras Stolgaitis.
Na ir su 20 sekundžių pranašumu už savęs artimiausius varžovus paliko. Ir šiandien pirmą vietą iškovoja Ignas Lukoševičius, Katažina Šeinauskienė. Kviečiame iš čia. Taigi tai yra OC2VD įskaita. Ir papildomi prizai taip pat laukia nugalėtojų, kaip ir kitų visų prizininkų. Na ką, ir turbūt, kad laikas užimt šitas pakilas. Prašom, kviečiam ant pakilų. Dar sykį plojimai. Trečia vieta Majus Masonas su Titu Ringaičiu. Antra vieta Audrius Masilionis su Aivaru Stalgaičiu. Ir nugalėtojai Ignas Lukoševičius, kuriam stenogramą skaitė Katažina Šeinauskienė. Nepamirškit jo prizų, nepamirškit papildomų prizų. Jaunuoliai, graži pergalė. Keliamės į klasę OC4VD. VD 4 varantieji ratai ir Open įskaita. O, geras. The third place in class OC, Open Class 4-Wheel Drive. Edmunds Grostinč, Markus Krauklis, Latvija. Nu, vyriukas šiandien turėjo ypatingai sunkią dieną, galvoja, kad sugedo generatorius, pasirodo sugedo starteris, tada užsikūrė ir sakė, daugiau nebegesinsim. Ir 4 greičio ruožus net negesino. Congratulations, guys! Ir antrąją vietą šiandien šioje klasėje OC4VD iškovoja Žygimantas ir Mindaugas Gyliai. Ir čia publika padarėme triukšmą ir pakviečiam nugalėtojus klasės OC4VD. Ir tai yra Vytautas Grubliauskas ir Šarūnas Eidininkas. Subaru Impreza. Na ką, ir kviečiame ant pakilų. Take your positions on this podium. The third place, trečia vieta Edmunds Grostinč ir Markus Krauklis. Antra vieta Žygimantas Gylys ir Mindaugas Gylys. Ir nugalėtojai Vytautas Grubliauskas, Šarūnas Eidininkas. Na ką, ir turime jaunių įskaitą. Na, įprastai būdavo, kad jaunį kviečia vieną kaip jaunį. Kur tu jaunis išeini? Vilmantas bėgo ir nubėgo. Ne, tai aš suprantu, Vilmantai, aš negalvoju, kad tu jaunis.
Jo, tai būdavo taip, kad apdovanoja tik tai jaunį, tą, kuris yra jaunį tos įskaitos vairuotojas, bet kadangi mūsų šio renginio partneriai Laumetris, nežinau, kiek tonų metalo perleido per stakles ir prigamino tikrai gražių taurių, mes pakviesim ir tą, kuris dirbo šalia ekipaže kartu su to jauniu. Turėsi taurių, mums negaila. Trečia vieta klasėje jauniai. Erikas Jončas, Orestas Bagdonas. Jo, šiaip ne taip sunki diena buvo ekipažui, bet jiems pavyko, jie čia. Ir čia antra vieta jauni įskaitoje iškovoja Rugilė Knezytė ir Ernestas Kozlovskis. O kiek čia fanų, kiek palaikymo! Nu jo, stipriai. Na ir ką, ir nugalėtojai šioje jaunių įskaitoje aplenkė jie Rugilės ir Ernesto ekipažą vos 3 sekundėmis per 30 km. Ir tai yra Jokūbas Andrulis ir Nerijus Genys. Jaunių įskaitos nugalėtojai. Nu ką, papildomi prizai ir žinoma, prašom, užsimkit savo vietas ant podiumo. Kviečiame. Aplodismentai Erikas Jončas, Orestas Bagdonas, Rugilė Knezytė, Ernestas Kozlovskis ir Jokūbas Andrulis bei Nerijus Genys. O žiūriu, užsikūrinėja čia publika taip normaliai. Na ir čia retro klasėje susiklostė įdomi tokia situacija, mes turim tik nugalėtojus. Ta prasme, nežinau, kas vyko ten, nes neteko pačiam matyti greičio ruožo gyvai, tik tai 3 greičio ruožus per tiesioginę transliaciją. Kur dingo ta retro klasė, pusė diskvalifikuota, pusė nefinišuota, neįsivaizduoju. Bet yra nugalėtojai, yra kurie važiavo, atvažiavo, finišavo ir laimėjo. Genadijus Makėjevas, Rūta Makejevienė, retro klasės nugalėtojai. Neįsivaizduoju, kur dingo pakeliui kolegos jūsų, bet na, jūs čia, jūs pirmos vietos pozicijoje. Genadijus užlipdamas sako, košmaras. Nuotraukas atsiminimui. Ir žinoma, nuotrauka ant pirmosios vietos podiumo. Prašom, jauskitės laisvai, viskas jūsų. Dar sykį aplodismentai. Genadijus Makėjevas, Rūta Makejevienė. VAZ 21051 retro klasės nugalėtojai. Keliaukime prie veteranų įskaitos. Ar visi suinteresuoti veteranai jau sugrįžo? Matau. Gerai, keliaukime prie veteranų kategorijos. Ir čia
trečią vietą iškovoja Antanas Stakučka ir Akvilė Kučkaitė Paulauskė, šeimyninis tėvo ir dukros ekipažas. Šiandien lenktyniavęs trasose užfiksavo trečią rezultatą Subaru Impreza. Ant antrosios vietos laiptelio mes kviečiame Audi A1 trasose vairavusius Vitalijų Plastininą ir Gabiją Stanulionytę, antrą poziciją. Na ką, ir čia metas pasveikinti veteranų įskaitos nugalėtojus. Su Toyota Celica šiandien lenktyniavo. Ir veteranų klasėje greičiausiai buvo Vilmantas Panegimas ir Edvardas Gurevičius. Taigi nuotrauka ant scenos pradžiai su mūsų prezidentu, su mūsų meru. Ir tuomet keliaukime ant pakilų, užsiimkit savo vietas. Galit susikeisti. Jekauju, šokit ten, kur jums priklauso kiekvienam. Aplodismentai, dar sykį 3 greičiausi veteranų įskaitos ekipažai. Antanas Stakučka, Akvilė Kučkaitė Paulauskė, Vitalijus Plastininas, Gabija Stanulionytė, Vilmantas Panegimas ir Edvardas Gurevičius. Veteranai. Keliaukime prie svečių kategorijos. Svečių įskaita atrodė ne tik tai kiekybiška, bet ir kokybiška, kadangi čia suvažiavo visi tie, kurie kitą savaitgalį lenktyniaus Lazdijose treniruotę pasidarė čia puikiai, prasuko kilometrų ir lygiai taip pat kovojo ir dėl šių gražių trofėjų. Ir čia svečių įskaitoje trečią vietą iškovoja the third place in class guest Mikolaj Kempa, Sebastian Vach, Poland, the third position. Congratulations, guys. Ir čia ant antrojo laiptelio mes kviečiame Mitsubishi Evo 9 vairavusi Ramūną Čapkauską su šturmanu Kastyčiu Torau. Na ir 4 sekundžių, vos 4 sekundžių pranašumu. Pergalę šiandien iškovoja ekipažas su Citroen C3 N5, Paulius Beniušis ir Justas Vaitekūnas. Taigi nuotrauką atsiminimų čia ant scenos, prašom, sustokite visi su savo trofėjais ir papildomais prizais. Now it's time to go on the podium.
Kviečiam žengti ant pakilos ant pirmos, antros ir trečios pozicijų. Dar sykį aplodismentai su third place. Mykolai Kempa, Sebastian Vach. Antra vieta Ramūnas Šapkauskas, Kastytis Torau. Ir nugalėtojai Paulius Beniušis, Justas Vaitekūnas. Taking my vows, my curtain calls. Na ir dar turėjom tokį įskaitą kaip rūkį, tai yra, na, sakykime, sąlyginai naujokų įskaitą. Turėjom vieną registruotą rūkį įskaitoje ekipažą. Ir kviečiame čia rūkį įskaitos dalyvius Lauryną Domarką ir Arminą Žasytį. Rūkį įskaitą. Taurės jų paruoštos, tad jūs čia. Keliavot? Na nieko, perduosim asmeniškai. Na ir tęskime su komandinė įskaita. Ir čia su 19 surinktų taškų. O, trečią vietą iškovoja automobilių sporto klubas Autorikona. Egidijus Savičius su Rimantu Laščiausku ir Ernestas Česevičius su Dainiumi Pranckūnu. Tu vienas, kur Egidijus, kur kiti. Nu jo, su tais jūsų reikalais ir išvykimais anksčiau, tai ojoj. Gerai, keliaukime prie antrosios vietos komandos. Ir čia su 79 taškais antrą vietą iškovoja ekipa Pilėnai. Na ką, gerai, turim dar vietą šią ant podiumo, nes ko gero dar kiek pat ateis žmonių. Taip, ir pirmoji vieta su 86 surinktais taškais priklauso ekipai surinkusiai 86 taškus ir net 7 pranaukusi antrą vietą. Tai yra 7bet by Rally for Fun. Vytautas Grubliauskas, Šarūnas Eidininkas, Antanas Akučka, Akvilė Kučkaitė Paulauskė, Milvydas Malinauskas, Greta Šudaikytė, Justas Šimaitis, Paulius Šemeta sudarė šią ekipą. Na, o antrosios vietos prizininkai Pilėnai, Aurimas Narbutas, Miglė Debesytė, Vaidas Karašauskas, Sveikas Turdokienė, Valentinas Turdokas, Vyliūdas Vencius ir Genadijus Makėjevas su Rūta Makėjevienė. Na, o čia pirmosios vietos prizininkai 7bet by Rally for Fun su... Kodėl 90 kelius? Pas mane 86. Nu, gerai, Danai, tavo matematika yra tavo, aš skaitau iš popieriaus, o ką tu turi Exceliukę, neįsivaizduoji. Na štai su komandų rekvizitais
Dar sykį aplodismentai, 3 greičiausios ekipos. Askauto Rikona, Pilėnai ir 7bet Vairali for Fun. Ir prašom, dabar bandykit susitalpinti ant pakilos. Dabar ten ant pakilos bandykit susitalpinti, va ten apačioj. Jo, bandykit. Nuotkus pafotografuok, biškį parikiuok su jos apačioj. Tavo Torikonas dar neatsirado, žinok, žmonių. Na, dar sykį aplodismentai. 3 greičiausios komandos kovojusios dėl taškų. Ir šiandien čia keliančios į viršų šias išskirtinės gražias taures. Na ką, ir keliaukime prie absoliučios įskaitos. Ši absoliuti įskaita buvo vedama neįtraukiant ją svečių. Na, pernai su svečiais buvo skaičiuojama, tai Ramūnas Čapkauskas, man atrodo, absoliučią pergalę išsivežė. Šiemet pagrindinė absoliuti taurė ir, na, lieka mini ralio įskaitos dalyviams. Ir čia taip pat turime 3 taurių komplektus ir absoliučiai tarp mini ralistų greičiausiai buvo 3 vietoje. Ne pirmi, 3 vietoje buvo Vytautas Grubliauskas, Šarūnas Eidininkas 3 vieta, o C4 vada įskaitos laimėtojai absoliučiai yra 3 tarp visų mineralistų. Antroji vieta absoliučioje mini ralio įskaitoje. Gražiausias automobilis man asmeniškai šiandien. Audi A1, Vitalijus Plastilinas, Gabija Stanulionytė. Antri veteranų klasėje ir antri absoliučioje įskaitoje. Nu, Audi nesikūrė. Ar kur ekipažas? Ar mus girdi Vitalijus Plastilinas? Nevėra. Keista, kaip taip greit žmonės dingsta. Nu gerai. Bet žinau, jaučiu, kas nedinga. Kas ten vis dar yra minėje. Pažiūrėkit, kokią taurę gražuolę čia, kaip pagrindinis trofėjus. Ir absoliutus nugalėtojai miniralio įskaitoje šiandien yra Vilmantas Padegimas, Edvardas Gurevičius, Toyota Celica. Pagaliau pavyko. Na ką, tai dar sykį publika ovacijos. Čia yra 3 greičiausi ekipažai miniralio pirmame etape. Ir prašom užimkit vietą ant podiumo. Ten. Na gaila, kad nėra čia Vitalijus Plastilinas, bet paplokim. Absoliučiai greičiausi miniralio dalyviai. Na tai ką tai? Panašu, kad taurių komplektai išdalinti. Rezultatai jau nebeginčijami. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavote, ačiū visiems, kurie stebėjo šį ralį. Ačiū mūsų Kėdainių kraštui, kad įsileidot dar 1 metus ir aš labai tikiuosi, kad ta užsimezgus draugystė tęsis tol, kol šitas ralis užaugs iki A lygos ir mes čia turėsim pagrindinį šalies čempionatą. Ačiū Jums, ačiū organizatoriams, ačiū dalyviams. Gerą kelią namo, saugiai grįžkit. Iki!